Tai gerą dieną kolektyvas. Šiandien planas paprastas, medžiojam elnius. Realiai turim sezono pabaigą, tai susizgribau, kad liko kelios dienos, o dar elnio šiemet neteko sumedžiot. Tai galvoju, reikia pabandyti laimę. Stebiu 3 elnius tokius, kurie lankosi čia aplinkui mano bokštelį kelių kvartalų spindulių, bet visi išeina arba per anksti, arba per vėlai. Ir mes kažkaip vis nesusitinkam. Tai yra 3 elniai, vienas toksai ganėtinai gražus, kitas konkrečiai atrankinis, vienoj pusėje ir kitoj pusėje po 5 šakas, vadinamos žnyplės. Ir dar vienas su jais vaikšto visiškas jaunuolis, ten, nežinau, gal kokių 4 metų. Tai planas paprastas, šiandien pabandysiu nueiti į mišką, ten, kur jie dažniausiai ir vaikšto, ir tiesiog pastovėti ir palaukti, nes ten yra toksai retmiškis, tai iš principo turėčiau gan neblogai matyti, nes kitų variantų nėra. Į atvirą vietą jie išeina tik tai sutemus, o sutemus jau nėra kaip jų medžiot. Kad ir sniegas, matomumo kažkiek yra, bet iš didesnio atstumo įvertint, kurį ten matai konkrečiai, yra ganėtinai sudėtinga. Tai dabar keliaujam pasižiūrėti, kas vyksta prie druskų, ar yra kokio gyvenimo ir judesio. Ir tada dėsimės daiktus ir eisim medžiot elnių. Įdomi situacija su šiuo atrankiniu elniu. Aš pats visai buvau pamiršęs, kad rudenį man jau jį pavyko užfiksuoti, tad kviečiu pasižiūrėti, kaip jisai atrodė rudenį, o po to galėsit palyginti, kaip atrodė medžioklės sezono pabaigoje. Nėra judesio. Na, iš tikrųjų nesinašiai ir padėjau tą druską. Tai gal bus labiau judesys, kaip nutirps sniegas. O dabar mes turim, kiek čia mes turim? Turim beveik pusę 5. Tai tikriausiai rinksiuos daiktus ir judėsiu į tą retmiškį. Bandysim palaukti elnių. Matot, va, visur privaikščiota elnių ant kelio. Tai užvakar sėdėjau bokštelį, taip ir nepasirodė. Tačiau vakar kamera užfiksavo vidury nakties savo gražiausiai keliu vaikšto, jie savo slampinėja. Tai pabandysim šiandien mes juos pergudraut ir atsistoti ten, kurie mūsų nelaukia.
dėmesio nėra. Na, bet nieko, palauksim. Kokią 1,5 valandėlės galim pastovėti. Kągi, kaip matot, tykojimo poziciją pasirinkau teisingai. Tie 3 elniai judėdavo iš vieno kirtimo į kitą, tai atsistojau aš jų palaukti tokiam retmiški, kad turėčiau bent jau kažkiek matomumo. Ir viskas pasiteisino, pavyko atlikti šūvį. Eisim dabar žiūrėti ir galvot, kaip tą elnią išėjai išgabenti, nes sniego tai iki kelio. Medžioklė žiemą smagumai tuom ir prasideda, kad atlikus šūvį prasideda nuotykiai. Dabar nežinau, kaip tą elnią iš čia reikės išgabenti, nes sniego daug, privažiuoti su džipu čia irgi nesigaus. Gal į lauko pusę bus arčiau jį ištraukti. Nu, pasižiūrėsim, einam į vietą ir matysim.
Tai kaip matot, į elnių medžioklės sezono pabaigą pavyko sumedžioti atrankinį elnę, šūvis buvo teisingas, žvėrelis krito vietoj, o dabar belieka sugalvoti, kaip jį iš čia išgabenti, nes sniego yra pakankamai ir atstumai iki ten, kur galima privažiuoti, nėra labai jau artimi. Tai tokia ta medžioklė, šiandien su laimikiu, medžiokliai valio. Ačiū visiems, kad žiūrėjot, tikiuosi šis video paliks tik teigiamas emocijas. Nepamirškit užsiprenumeruoti šio YouTube kanalo, taip pat pasekti manęs Facebook'e, tenais įkeliu nemažai Reels formato video turinio ir kaip visada, gražių akimirkų medžioklėse, atsakingų šūvių ir iki pasimatymo kitą kartą.